klausia. Ne, maždaug tiesiog. Atrodo 1400, 1400, nežinau, kelintieji metai negaliu pasakyti, žinau, kad 1400, bet kelintieji negaliu pasakyti 30-ieji. Nieko. O ką nors? Nieko nežinau. Bet tokia diena, na, ką nors. Visiškai nieko nežinau. Jums tai eilinė diena? O vardas Mindaugas nieko jums nesako? Sako, Lietuvos kunigaikštis. Taip, ir Liepos 6, kuo jisai susijęs? Tikriausiai su juo. Liepos 6? Nežinau. Visiškai nieko? Ne, aš ką tik iš Mėnulio nukryžiau. Ai, o Mindaugas nieko tau nesako, toks vardas? Mindaugas? Aha. Sako, Ką? pažįstu vieną Mindaugą. Kokias taip juokinga? Nu ne, nu. Ir ta diena nesusijusi su Mindaugu. Nu nežinau, nieko neplanavau su juos sutikti. Taip, o kada jis buvo karūnuotas? Na, Bet nespėjo dorai, nespėjo karūnavimo, kadangi taip gavosi. Karūna nebuvo parašyta. Ir mes už tai dabar būtumėm, kaip atvytos valstybės, galbūt mes būtumėm turėję karalių arba ir karalienę simbolišką, kaip Danija, kokią nors monarchą, kokią nors ispanų, švedų, taip gavosi. o Mindaugas? Mindaugo karūnavimo dieną gal? Klausimą? Ne, negalima. Gerai tada. Gal galima vieną klausimą? Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Galima paklausti poros klausimų? Arba vieną. Ką žinai apie Liepos 6? Klausk jo. Come on, dude. Ką žinai apie Liepos 6? Nieko. Nepasisek. Nu, taigi žinai. Ne, geriau tu mane apšviesk. Mindaugas. Karūnavimo Mindaugo diena gal? Taip, teisingai. O gal žinai kelintais metais? 1251. Žečiais, jisai pirmais krikštytas buvo. Susimovė. Tokie apgavikai. Nu, tai gerai, tai tiek ir tiek. Ačiū. Mindaugo karūnavimo dieną, karaliaus kažkada buvusi. O gal žinot kelintais metais? Nežinau, tikriausiai net gaminsiu. Mindaugo karūnavimo gal dieną? Aha, o gal žinot kelintais metais? Ne, vat metų nežinau. O amžius maždaug? Nežinau. Liepos 6. Liepos 6. Lyg ir... Mindaugo karūnavimas? Taip, o gal žinot kelintais metais? Oi ne, tikrai nežinau. Gerai, tuomet labą dieną. Labą dieną. Galima jūs paklausti? Matau, kad korespondentai. Nes labai negražios. Klauskite, mes nesakysim. Ką jūs žinote apie Liepos 6? Mindaugo karūnavimo dieną. Taip. Atspėjau. Ačiū labai. Čia klausimėlis? Taip, o kada Mindaugas pasikrikštė, gal žinot? Ne. Tai tą 1-2. Tiesiog 1-2-5-1. Ajo. Teisingai. Tai valstybinė Mindaugo karūnavimo diena. O gal žinote, Valstybinė šventė. Jo. Tai pagrindinė. Taip. Lietuvos valstybingumo diena. Šią dieną šiais metais sukaks 1000 metų, kaip egzistuoja Lietuvos valstybė. Taip, o kada buvo karūnuotas Mindaugas, gal žinot? Sunkus klausimas, galėčiau spėti. 1, 2, 3, 9 gal, nežinau. Kažkas panašaus iš tiesų. Ačiū. 13 amžiaus pradžioje. Taip. Taip. Klausimą jūsų paklausti? Eikit šalin nuo manęs. Gerai. Gal galima jūsų vieno klausimo paklausti? Ačiū, Nilė. Liepos 6. Mindaugo karūnavimo diena. O gal žinot, kada jis karūnuotas buvo? Liepos 6. Taip, o metus? Nepasakysiu. Ai, gerai. Vieną klausimą tiesiog. Ne. Labai paprasta. Negaliu. Kiek bulvės? Apie Liepos 6 Mindaugo karūnavimo diena. Taip. O Mindaugas? Jo, tada jo. Tai kas?
Mindaugo karūnavimo dieną. Nu, maždaug Mindaugas. Ai, Mindaugo karūnavimo diena. Taip. Tiksliai nieko. O Mindaugas karalius. Ai, buvo toks pirmas karalius. Ir kuo susijęs su Liepos 6? Gal buvo karalius. Žinau tik. Taip, o gal metus maždaug? Aišku. Eilėraščius rašė eilės tikriausiai visokias ir garsino Lietuvą savo eilėmis ir taip toliau, manyčiau. Jo.